Donatas ir šiandien mes pakalbėsim apie išteklius ir jų stygių. Praeitoje pamokoje mes išsiaiškinome, kad pagrindinė ekonomikos problema yra, kaip iš ribotų išteklių patenkinti neribotų žmonių poreikius. Taigi, kas tie ištekliai? Ištekliai ekonomikoje skirstomi į 4 dalis. Pirma išteklių rūšis yra gamtos ištekliai. Gamtos ištekliai skirstomi į 2 grupės, tai atsinaujinantys ir neatsinaujinantys ištekliai. Bendraja prasme, gamtiniai ištekliai tai yra visa tai, kas sukurta gamtos ir egzistuoja be žmogaus pagalbos. Atsinaujinantys gamtos ištekliai tai tekantis vanduo, vėjo energija, neatsinaujinantys tai smėlis, naudingos iškasenos ir panašiai. Gamtos ištekliai kaip po viena išteklių rūšis naudojama prekių ir paslaugų gamybai. Kas tai yra prekė? Ekonomikoje prekė traktuojama kaip apčiuopiamas daiktas, kurį galima nusipirkti, bet jo vartojimą atidėti ateičiai. Na, pavyzdžiui, mes nusipirkom markerį, galima šiandien su juo rašyti, galima rytoj, galima poryt. Paslauga ekonomikoje traktuojama šiek tiek kitaip. Paslauga tai veiksmas, kurį mes galime nusipirkti ir atidėti jo ateičiai negalime. Pavyzdžiui, bilietas į kiną. Jeigu kinas rodomas tam tikrų nustatytų laikų, mes negalime ateiti po kelių dienų su tuo pačiu bilietu ir pasižiūrėti tą kiną. Elementarus principas. Šiais laikais, kalbant apie paslaugą, kartais egzistuoja išimčių. Galima grupinio apsipirkimo portale nusipirkti kažkokios tai paslaugos kuponą ir, sakykime, juo naudotis ir rytoj, jeigu mes neturime laiko, galime naudotis po savaitės, po mėnesio, bet net ir šiuo atveju kupono trukmė dažniausiai yra ribota. Ir vėl mes grįžtame prie to, jog paslaugos atidėti ateičiai nelabai mums išeina. Sekanti išteklių grupė tai yra žmogiškieji ištekliai. Žmogiškieji ištekliai tai yra žmonės, žmonių protiniai ir fiziniai gebėjimai, kurie padeda kurti prekes ir paslaugas. Žmogiškuosius išteklius mes galime patobulinti įgydami kažkokį tai išsilavinimą, žmogiškuosius išteklius mes tobuliname sportuodami. Žmogiškieji ištekliai yra labai svarbi išteklių rūšis ir ekonomikoje suktis procesas gamintis prekes ir paslaugos be žmogiškųjų išteklių neįmanoma. Sekanti išteklių rūšis yra kapitalo ištekliai. Netgi turint gamtos ir žmogiškuosius išteklius ir norint pagaminti kažkokias tai prekes arba suteikti paslaugas, dažniausiu atveju mums reikia kažkokių tai kitų prekių, kurių pagalba mes gaminame prekes ir paslaugas. Taigi tos prekės, kurių pagalba gaminamos kitos prekės ir vadinasi kapitalo ištekliai. Pavyzdys būtų labai paprastas. Plaktuko pagalba mes sukalame kažkokį tai daiktą, tai yra kapitalo išteklius. Naudojam žemės sklypą, žemės sklypę pasodinam tam tikras kultūras, tai vėlgi yra kapitalo išteklius. Prekės ir paslaugos gali būti vartojimo prekės arba kapitalo išteklius. Susimaišyti labai lengva, todėl paaiškinsiu, kuo jos skiriasi. Automobiliai, jeigu mes naudojame asmeninėms reikmėms, su juo važiuojame į darbą arba kur mums reikia, tai jis yra vartojimo prekė. Bet jeigu su automobiliu mes pervežame krovinius ir iš to uždirbame pinigus ir darome verslą, tai jau yra kapitalo išteklius. Nesumaišykite. Taigi, mes jau žinome 3 išteklių rūšis, tai gamtos, žmogiškieji. Visus šitos išteklius, 3 gamtos išteklius, žmogiškuosius išteklius ir kapitalo išteklius, ekonomikoje mes dar vadiname gamybos veiksniais. Bet egzistuoja ir 4 išteklių grupė, kuri yra bene svarbiausia šiuolaikinėje ekonomikoje, tai yra verslumas. Pateiksiu pavyzdį, kodėl tai yra bene svarbiausias išteklius. Prieš daugelį metų gamtos išteklius mes gamtoje sutikdavome, žmogiškųjų išteklių irgi buvo, nes žmonės buvo. Buvo ir kapitalo išteklių, nes žmonės pasigamindavo primityvius įrankius ir su tų įrankių pagalba gamindavo kitus daiktus.
Tačiau pasaulis vystėsi labai lėtai, nes žmonės neturėjo pagrindinio verslumo ištekliaus. Verslumas tai yra žmogaus gebėjimas sujungti visus šios 3 išteklius ir iš to padaryti kažkokį tai daiktą, sukurti paslaugą, ją parduoti ir taip toliau. Verslumas tai ne tik tai svarbus kurti verslui. Verslumas apskritai yra labai svarbi savybė bet kokiam žmogui, siekti savo užsibrėžto tikslo ir apskritai tapti sėkmingu žmogumi. Tai tiek būtų apie išteklius, ačiū už dėmesį ir iki kitų susitikimų.